Sveiki, čia Reidas, o ne kažkoks bibleidas. Čia rimta laida ir šiandien laidoje matysite. Deja, laidą turime pradėti nuo įskaitinės avarijos. Įskaitinė avarija – tai avarija, kai per ją sužeidžiami žmonės. Vieną gražų trečiadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro Klaipėdos policija gavo pranešimą, kad Šilutės plente gamybinių ir prekybinių įmonių teritorijoje susidūrė 2 automobiliai yra sužeistų žmonių. 35 metų automobilio BMW 530 vairuotojas Tomas, važiuodamas į darbą Šilutės plentu ir pamatęs, kad tolumoje užsidegs raudonas šviesoforo signalas, nutarė sutrumpinti kelią, sutaupyti laiko ir pasuko į dešinę, ketindamas pravažiuoti gamybinių ir prekybinių įmonių teritoriją ir prie didelio prekybos centro išvažiuoti į Vilniaus plentą. Tačiau įveikus beveik pusę kelio, jis nepraleido iš dešinės atvažiuojančio automobilio Peugeot 206 ir mašinos susidūrė. Tai yra, nepraleido kliūties iš dešinės. Tomui matomumą užstojo stovintis sunkvežimis su lenkiškais valstybiniais numeriais. Be to, tiesiai į akis plieskė vakarinė saulė. Tačiau vairuotojas dėl avarijos aplinkybių kaltino tik save. Dėl galvos sumušimo į ligoninę išvežtas 52 metų automobilio Peugeot vairuotojas Sergejus. Abu incidento dalyviai buvo blaivūs. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Negalvokime, kad čia tik mes galime policininkus filmuoti. Jie mus irgi filmuoja, žinokite, su puikios kokybės vaizdo registratoriais. Jie įsiliejo į Reido reporterių gretas. Štai policininkų medžiaga. Jų balandžio 30 dienos darbelis Klaipėdos rajone, Kvietinių kaime. Automobilio Hyundai Santa Fe vairuotojas pamatęs policininkus sustojo ir pradėjo važiuoti atbulas, iš kur atvažiavo. Tai yra dėjo atbulas į teritoriją. 63 vairuotojų Vinsui nustatytas lengvas girtumas – 0,45 promilės alkoholio. Gargždiškis paaiškino, kad prieš valandą remontuojant automobilį trise išgėrė 300 gramų degtinės, žodžiu, po 100 ant galvos. Variantas, kad aš nevairavau, aptartas nebuvo, nes viskas nufilmuota. Ta ketvirtadienį apie pusę 11 vakaro Kretingos policija gavo pranešimą, kad kelyje Salantai Grūšlaukėje netoli Leliūnų kaimo nuo kelio nuvažiavo ir apsivertė automobilis. Vienas vyriškis prispaustas mašinoje, kitas iškrito. Kiek žmonių važiavo avariją patyrusiame automobilyje, skambinusysis pasakyti negalėjo. Įvykio vietą išskubėjo medikai, ugniagesiai gelbėtojai, policijos pareigūnai. Viens šalia vaikščiojo į pagėris ir kits jau buvo, prieš pasikabinti. Aha. Galvojom versti, kabinti su visų mašinų, bet nesulaužyti nebeverti. O ištrauktas padėjo? Atvažiavo Gretoje atvažiavo ir tu ją pat ištraukė. Ilga netrodo. Kas kur buvo? Tas buvo, kur sunkia buvo sužeis, buvo vairuotojų pusėje, už vairų. Ir prisek su diržą nupjovėm ir ištraukė. Liudininkai pasakoja, kad juos dideliu greičiu aplenkė Ford Mondeo, o po to vaizdas toks, jog atrodo automobilio vairuotojas lengvame posūkyje net nebandė pasukti vairo ar stabdyti. Mašina nulėkė nuo kelio ir apvirto ant stogo toje vietoje, kur kitoje kelio pusėje taip pat apvirtus automobiliui prieš šias Velykas žuvo 17-metis. Taigi, tokia ta tragiška ši vieta. Ford Mondeo automobiliu važiavo 2 vyrai. Abu skubiai išvežti į ligoninę. Vienas buvo be sąmonės. Aplink metėsi plastmasinę alaus tarą ir degtinės butelį. Salone rasti automobilio pirkimo pardavimo dokumentai bylojantis, kad sandėris įvyko vos prieš 2 dienas. Pasirodo, iš užsienio grįžęs 23 metų Kretingos rajono gyventojas Nerijus nusipirko automobilį, pasigėrė ir važiavo. Jis anksčiau jau baustas už važiavimą išgėrus. Vairuotojai pažymėjimo neturėjo, o dabar dėl lūžusios kaukolės gydomas Klaipėdoje. Kartu važiavęs Kumpikų kaimo gyventojas gydomas namuose. Kretingos rajono policijos komisariate dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Šiais metais tragiškos avarijos tarsi apsėdo Kretingos rajoną. Kažkoks biesas apsėdęs tuos emigrantus, uždirba pinigų, nusiperka mašiną ir prisigėrė nemato, kur važiuoja. Juk kitas jaunas vyras per avariją taip pat žuvo netoliese. Kai kelyje darbėnai Grūšlaukė, taip pat grįžęs iš užsienio, nusipirko mašiną ir pavažinėjo tik 2 savaitės iki savo mirties, to beprotiško skrydžio į medžius. Štai prieš girtuoklystės keliuose ir yra organizuojami reidai. Šį kartą Klaipėdos kelių policijos ekipažai įsiruošė į tą patį Kretingos rajoną, kur užderėjo kraupių avarijų. Po 7 valandos ryto kelyje Salantai Darbėnai jau pirmas sustabdytas asmuo policininkus nuteikė darbingai dienai. Visureigio vairuotojo organizme aptikta leistina norma alkoholio. Kiti buvo nei pageringi, nei ką. Juk į turgų važiavo, juk penktadienis Salantose turgaus diena. Į turgų važiuojat? Taip. Tai turbūt jau blaiva būsit. Aišku, kad blaiva. Tai be abejo. Nes prigėręs, nueik į turgų, tai prisipirksi nereikalingų daiktų. Labas rytas. Labas rytas. Apsilankėt Kretingos rajoną? Atsiprašau, mes retai lankomės čia? Ne, retai. Retai? Nu, kada pliekėsi čia visi dabar Kretingoje, kaip čia dabar atvažiavam pažiūrėti, kas vyksta? Reikia.
O jeigu ką, tai mes nepaklydom, žinokit, mes turėjom tikrai čia atvažiuoti. Anksčiau dar iki tų avarijų mes turėjom atvažiuoti dar. Tvarkingi, blaivus, ryte važiuoja visi. Kaip tik išvažiuosim, tai pradės plėktis, kaip visada. Mes patys iš Menelio. Tuo metu kitame kelių policijos poste kelyje Plungės Kodas buvo sustabdytas Salantiškio Dainiaus automobilis Peugeot 406. Vairuotojo organizme aptiktų promilių kiekio neišgelbėjo alkoholio matuoklio paklaida 0,43 promilės alkoholio. Šioje vietoje pamatęs policijos pareigūnus nuo dviračio nesėkmingai striktelėjo Erlėnų kaimo gyventojas Audrius. 248. Kadangi pėstute eina, reikia eiti prieš transporto eismą, o ne pagal transporto eismą. Jau tada, kada mes surašysime protokolą ir bus atliktos visos kitos teisinės procedūros. Tvarkoj? Iš policijos gausi tu protokolą, iš manęs gausi atšvaitų dabar. Tokį ir geri, tai rytą nuo tokio ir pradėjo alaus. Audriau, nuo tokio alaus pradėjo rytą, ne? O, čia dėžia. Panašiai, ne? Tik tai nesudaužyk šampano dabar, nesudaužyk šampano, būk atsargus. Bet gerai. Gal turi? Maišelį tau paskolinti? Piliečiai surašytas protokolas, tik kaži ar gaus kada nors valstybė iš jo pinigų. Ko gero, kad ne. Buvo pasikalbėta ir su kitais dviratininkais. Kaip sekasi? Gera. Kaip minasi gerai dviratis? Gera. Aš tavo į snieg nesat? Ne. Sveiki, viskas kaip reikia. Nu tai super. Dviratis techniškai tvarkingas, ne? Biški žiūri, nusisuksi ir biški susugrįžti, ne? Apet. Sakau. Nu. Nu gerai, svarbu, lėmenį ir viskas. Iš to neminat. Nu, supratau, gerai, sėkmės, laimingai. Tuo metu grįžkime į Grūšlaukės kelio postą. Čia sulaikytas neblaivus automobilio Opel Vectra vairuotojas Valdas. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis 1,05 promilės alkoholio. Kitoje sankryžoje prie Salantų sustabdytas kitas Valdas sakė, kad jis išgeria saikingai, o rimtoms girto klystėms neturi laiko, nes Salantiškis turi užsiėmimą, bando neleisti numirti sovietiniams automobiliams. Žemaitė. Labas rytas. Labas rytas. Tu tą mašiną taip išpošęs esat. Nu tai į pasvalį ruošiamas, dar turėtų 3 maskvičiai čia važinėti. O kas tam pasvaly ten bus? Tai atidarėm sezoną pagrindinį. Ten baikerio atidarimas. Ne, senų automobilių. Kaip? Senų mašinų? Taip. O kelintų metų tas šitas jūsų Makskvičius? 78. 78. Taip, pirmas 2140. 2 kartus jau, čia šį metą, birželį mėnesį vėl važiuosiu. Savo chodu, Ir nuvažiuoja? Taip, jokių problemų. Nors buvo, Lenkijoje buvo problema, stabdė pranyka, kaip visuomet. Bet draugų iš Vilkaviškis atliekė, sutaisėm vėl į kalnus. Aišku. O Vilkaviškis koks draugs, kaip vardas yra? Kuperis. Kuperis? Kadangi pareigūnai labai išgyrė jo 1978 metais pagamintą automobilį Moskvič, jis nukūrė namo ir parvažiavo atgal jau su automobiliu ZAS. Kad ir šį jo automobilį pagirtų, pagyrė ir šį. Nu dabar apie šitą aparatą papasakokit. Nuvažiuot pasikit, mašinas keičiat kaip kojinės, supratau, taip? Važiuoju benziną užsipilti. Su šitą važiuosiu į pasvalį. Į pasvalį su šitą? Su šitą. Bet benzins ir senas įpilt, reikia biškį. O tai kokį pilat benziną? 9,5. 9,5? O jam nepagadina? Motorą. Benzino nepagadins niekad. Todėl, kad, kaip čia pasakius, temperatūra benzino yra degimo ta pati, tik laikas ir kitoks. O čia yra greitį, nereikia 70 viršyti ir viskas bus. Aha. Aparatūra? Nu, priklauso, žinai, visuomet būdavo. Taip, važiuoju. Va, į benziną, kur supel, čia nieks neronda. Šičia. Jo, jaunuolė neapžina, kur ką verėk daryti. Aišku, nu tai... Kaminai, bet čia tos dusleris jau patys išvėjo. Ne, būdavo, čia Latvių gamyba yra. Tik da, ungalė jau sudėti ir... Rimtesni jau čia. Nuo BMW matau. Ne, Volvo. Volvo? 850. Abu automobiliai techniškai tvarkingi, apdrausti, gali ir į Salantų kalną įvažiuoti. Stabdžiai yra, tiesa ne visada. Vyriškis gyrėsi, kad su šio transportu be problemų važinėja po Europą, o dabar ruošiasi senovinių automobilių mytui pasvalyje. Po pietų Klaipėdos kelių policijos ekipažai vėl pasklido po Kretingos rajoną. Na ir ką? Paklausykite, kaip žemaitės iš žieminių padangų gamina vasarines. Bet tai ponia, kaip jūs čia pasakot, kaip jūs tos dyglius ištrauksit? Taigi taip nebūna. Replėm, aš esu įėmus. Nu kaip taip gali būti? Nu kaip? O kaip po to... O kaip po to tos dyglius jūs atgal sustatot? Aš anų neapdėsiu, nes aš kitas keisiu žaidimą. Tai kad tos geros žieminės padangos, nu, tos geros žieminės padangos. Slyst. Kur slyst? Šeimos laiks slyst jau.
Anas nebėra stabilis. Bet man kitas dalykas įdomu, kaip jūs tos dyglius su replėm ištraukėt ir po to jau nelabai suprantu, Nu, ne, dedu aš vasarą paleiktų tas padangas tik vasarą. Nesuprantu aš. Aš žiemą neįpaleiktų. Ką čia be pridursi? Už dyglius padangose vasarą gali būti anuliuojama techninė automobilio apžiūra ir tiek. O dabar keliamės į reklamą. Dabar mūsų ir jūsų dėmesio reklama, o po jos toliau laidoje. Žiūrėkite. Nuo ūgtelėjusios žolės pasiutusios stirnos sukelia baises avarijas. Šilutės plentu važinėja vairuotojai pučiantis virš 2 promilių ir aišku, mūsų laidos flagmanas filmuoja reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Gerai, kad nepabėgote nuo televizoriaus ekranų, nes dabar bus į ką paveizėti. Antroji reido dalis. Šilutės plente prie greičio slapinimų kalnelių priešais tragišką pėsčiųjų perėją girtas Ford Galaxy vairuotojas pasivijo Volvo ir barkštelėjo iš jo galą. Ten mačiau deklaracijos pasiyra, tai ką jis ten bandė daryti? Bandė tvarkytis galbūt? Žinau, jis sėdėjo, paskui atėjo, sako, tu man užkišai ir... Ir viskas. Ir su tavimi. Bet jis jau matėsi, kad gatavas yra toks jau... Kaip parvažiavus, kad jisai net nežiūrėjo kelio, žiūrėjo kažkur. Žinau, bent jau tai mano. Aha. Tai aš sakau, jeigu nebūčiau pabėgęs, tai būtų dar blogiau. Būtų stipriau buvę iš tikrųjų, jo. Nes dabar, kai kirto, tai jinai į tą mašiną, dar su gazu, žinau. Nu, tai 2-4-3 kokios promilės toks ir vairavimas iš tikrųjų. O, jūs sakėte. Nu, jo. Čia dabar žmona atvažiavo turbūt. Jo, nusistovėjo šitą žmoną, jie sako, kaip čia buvo, nu ką. Pasižiūrėkit. A tai žmona netgi savo vyro avariją matė. Tai vos važiavo, dabar su mašina, sakau, aš iš darbo žiūriu į viską. Pažįstama mašina, ta prasme. Kokios promilės, tokios ir šnekos. 2,34 promilės alkoholio. Štai kiek pučiam pirmadienio popietę. Bet man nepatinka jūsų promilės kaip piliečiai, žinokite. Kaip jūs irgi ten kitaip padarėte avariją? Kaip aš padariau avariją? Palikite savo, tada... Kaip aš padariau avariją? Aš neatsimenu jokios savo avarijos. Kad girtas aš padaryčiau avariją, aš ne vienos avarijos neatsimenu. Nežinau. Bet 2,43 aš nežinau, pons. Nu, man tai nepatinka, kad mūsų mieste tai važinėja tokie girti. Aš kaip pilietis šio miesto gyventojas kalbu, ką? Ir čia nėra mano asmeninis reikalas, žinok. Čia mūsų visų reikalas jau tampa. Pro šalį važiavo girtojo vairuotojo žmona, pamatė pažįstamą mašiną, sustojo, pastėro, nuvažiavo dokumento atvežti. Po to turbūt buvo namie kalbos. Rado mat kur filmuotis, Šilutės plente. Ir dar aiškina, kad užkišo mat jam. Ką užkišo? Kas užkišo? Niekas nieko neužkišo. Gerti mažiau reikia, truputį mažiau. Antradienį Klaipėdos ir Šilutės rajono gyventojams vėlavo spauda, kai avariją patyrė spaudos platinimo tarnybos darbuotojai priklausantis automobilis Volkswagen Passat. Incidentas įvyko Klaipėdos rajone apie 6 val. Ryto, kai kelyje priekulė Kintai Kalviškių kaimo ribose avariją patyrė naujus laikraščius ir žurnalus vežęs automobilis Volkswagen Passat išvažiavo priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio griovio, iš jo buvo išspriegtas atgal ant važiuojamosios kelio dangos ir apvirto. Jeigu ne tas kelelis į namus, tai Passatas būtų tiesiog pasivažinėjęs grioviais, o dabar tai guli aukštyn dugnu. O tai gal jūs matėt, ta prasme, kaip čia buvo? Ne, aš jau 5:30 jau žiūriu mašinas, pristodinėjai galvoju, kas čia yra dabar. Aha. Žiūriu, jis jau išlindęs buvo jau žmogus galvą užsidėjęs į studiją. Sąmoningas buvo, viskas tvarkojo su juo, taip? Ir jisai vis pas... Bėdom staigiai greitoje atvažiavo, 5 minučių, gal 10 minučių. Taip staigiai? Prie poliškai ir išvežė. Supratau. O jis anksčiau čia turbūt buvo. Ir jisai... Tiek būčiau girdėjęs ar smūgį, ar barškėjimą kažką. Ir jisai sakė, kad stirną pamaišė. Nu. Supratau. Automobilio vairuotojas Mindaugas išlindęs iš mašinos iš karto paskambino spaudos platinimo tarnybos savininkui, kad negalės atlikti darbo. Netoliese gyventojai žmonės iškvietė medikus ir policiją. Iš pradžių policija atvažiavo iš Šilutės. Pareigūnės prižiūrėjo tvarką, tol kol neatvažiavo Klaipėdos kelių policijos budėtojas. Vietiniai lingavo galvomis, tvirtinami, kad čia jos, stirnos gyvenančios krūmuose, po kelią laksto dešimtimis. Klaipėdietis Mindaugas išvežtas į ligoninę Uostamiestyje. Dūžtantys stiklai sužalojo vairuotojo galvą. Jam diagnozuotos daugybinės galvos žaizdos. Ar buvo jaunuolis girtas? Nes tokių įtarimų yra kilę, bus nustatyta po kraujo tyrimo. Klaipėdos kelių policijos biure dėl šios avarijos pradėtas tyrimas. Vėluojančią spaudą išvežiojo avariją patyrusio vairuotojo kolega, o štai stirnos pasiuto nuo to staiga ūgtelėjusios žolės, kaip kokie emigrantai laksto ir laksys baidydamos mus apsimiegojusius vairuotojus.
Filmuoja reido reporteriai, o jie filmuoja daug. Štai gavome pilną pasipiktinimo laišką, kad kelyje Vilnius Trakai policijos automobilis itin šiukščiai pažeidė kelių eismo taisyklės. Vyrai rašys pasiaiškinimus mažiausiai, bet jiems žinokite, dėl teisingo reikalo galima kartais pažeidinėti taisyklės, jeigu ką. Gerosios vilties žiedė Vilniuje, taip nevažiuosi, tai negyvensi. Ten greičiau jau išgyvenimo žiedas, kaip ir visas eismas Vilniuje, bet kokio piko metu. Vėl Vilnius. Pravažiavus Ukmergės ir Geležinio Vilkų sankryžą, moteriškė iš Hondos vairo sugalvojo staiga persirikiuoti į kairę. Jai reikia. Pavojinga, bet reikia. Štai taip yra vairuojama sostinėje. Bet mes irgi geri, čia Klaipėdoje likę. Klaipėdoje Taikos prospekte žalialapis žaliavalgis ne tik kirto ištisinę liniją, bet ir nesulaukė žalio šviesoforo signalo nukūrė sau su savo taburete per raudoną šviesą. Kitas žalio lapo turėtojas eis pas komisarą tikrai. Herkaus Manto gatvėje pirmoje juostoje sustojo žmogus praleisti pėsčiųjų. Tai tas Volvo kairė susiruošė pas komisarą tikrai. Komisarė, štai jo numeriai FZH251. Kaunas Sukildių prospekto ir Tvirtovės gatvių sankryža. Vėlgi moteriškė šį kartą už roverio vairo sugalvojo, kad raudona tai ne ta spalva, kuri ją sulaikys. Visa laimė, kad reporteris nepradėjo judėti tik užsidegus žaliam šviesoforo signalui, bet uždelsė sekundę kitą. Per raudoną pavarys ir Opelis Klaipėdoje. Dėmesio į ekraną kairėje. Na, arba mes nesuprantame, arba nematome, arba mes girti, taip vairuodami ir ne kitaip. Taikos prospekto ir Rūtų gatvių sankryžoje tas įvažiavimas į ir išvažiavimas iš vieno prekybos centro yra labai komplikuotas. Jeigu vieną dar išleido, tai kito neįleis Kęstutis niekada. Hau, jam reikia pačiam tiesiai važiuoti. O čia guzas prie Jakų žiedo vaidina visureigį. Jam gerai, jis visur telpa, jam kelių eismo taisyklės negalioja ir jam apskritai geriausia yra bekelė. Kretinga, Žemaitės alėjos ir Vilniaus gatvių sankryža. Audi A6 vairininkas šauna į dešinę kraštinę eismo juostą, iš kurios galimas posūkis tik į dešinę ir paspaudęs pedalą visiems per šoną nuvaro tiesiai ir nusiplauk mašiną. Audi, ar girdi? Klaipėda Taikos prospektas, mielieji, jeigu pirmoje juostoje kažkas sustoja praleisti pėsčioje, būkite malonus ir jūs tai padarykite. Tai liečia ir jūs, gerbiamas taksi vairuotojai. O štai taip vaikščiant po kelią Klaipėda Palanga, tai niekas neturi praleisti. Taip greičiau gali nudaužti, negu sustoti. Babulė, kur jūs einat? Ką? Kalotės sąvartynas tai uždarytas? Kretingalėje Opelis kairėn sukanti taip aplenkė per dešinę pusę, kad net nestabdė, tik dūmai ir rūkas pakilo ir viskas. Jau 14 sekundžių negirdėjote žodžio iš 3 raidžių BMW. Tai štai, prašau, Šilutės plento ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje, kokios dar markės automobilis tai gali padaryti. Aišku, kad BMW. Mylėjai, jūs kai reikiuotės, kur žiūrite, ką? Štai motorėlė su Opeliu Šilutės plente pavarė. Neva pasitrauk, man čia reikia. Na gerai, prašau, jeigu jau taip. O kitas veikėjas su Volkswagen Vento Taikos prospekte. O kur jums reikia, ką? Jūs gal norite tiesiai per Žardės žiedą šauti? Na ir aišku, į savaitės pavairavimus pretenduoja automobiliai BMW. Liepų ir Šiaurės prospekto sankryžoje kairėn panoro sukti automobilisas iš pirmos juostos, iš kurios galima važiuoti tik tiesiai, ale ir užsimetė kaip koks vilkiko vairuotojas. O kitas BMW E60 monstras Miltelės ir Laukininkų gatvių sankryžoje, ką ten daro? Bando apsisukti per dvigubą ištisinę liniją, it sankryžoje to negalėtų padaryti. Na, važiuojam pažiūrėti, kas per numerį. Komisarai jie patiks. FLR 033. Šiandien viskas, tikimės, kad nebuvome nuobodus, viliuosi, kad nebūsime nuobodus ir kitą antradienį 8:30 vakaro. Būkite aplankyti. Sudie.